Nebuvo tų pačių sliekų, tai vadinasi, žemės tikrai buvo nualintos pagal tų laikų taikomas technologijas. Tai šiai dienai aš matau didžiulį pokytį iš tikrųjų, didžiulį. Mano tikslas ir yra iš mažesnio kiekio žemė, iš mažesnio ploto gauti kuo didesnę naudą. Augam palaipsniui iš tikrųjų. Augam palaipsniui, aš galiu tik tais palyginti, tarkim, su kaiminiais ūkininkais, su kuriais pasikalbam. Tai naudodama mažiau mineralinių trąšų, kuliu tiek pat, kaip jie naudodami, tą didžiulį kiekį. Aštrėja visi reiškiniai. Balandžio pradžioje turėjom +20, prieš savaitę turėjom ir sniegą ant žydinčių rapsų. Kai mes irgi turėjom sausrą, mano kviečiai buvo pasėti mažo našumo žemėse ir kūlėm 6 tonas kviečių. Tai yra labai geras rezultatas, turint omenyje, kad tuose laukuose būdavo kūliamos tik 4 tonos. Kaip sakau, negydykim ligos pasekmės, gydykim priežastį. Tai dirvožemis ir yra ta ligos priežastis. Ne augalą patį jau reikia purkšti, kuom ten tik įmanoma, bet susitvarkyti dirvožemį. Matau tą skirtumą ir pavyzdžiui, rapsam šiai dienai aš fungicidų jau nebenaudoju. Konkrečiai darėm tyrimus ir matėm, kad jie yra sveiki augalai ir jokių fungicidų jiem nereikia. Mes dirbam su Heavy Finance, didelę pagalbos ranką mums jie būtent ištiesia. Kaip ir versle, reikia rizikuoti, taip ir čia. Turi susinvestuoti į techniką teisingą, į padargus teisingus. Apskritai, gal kaip ir sakau, dar ir knygų pasiskaityti. Kaip tvariau ūkininkauti, kaip našiau, greičiau, efektyviau. Viskas irgi susiveda ir į pinigus, ir į ateities kartom kažką palikimą. Jau mes dabar skolinamės dirvožemį, žemę iš ateities kartų, tai kad nustotume tą daryti vieną kartą ir visiems laikams.